Rasa visada galvojo, kad pas ją yra tiesiog silpni pečiai. Jie nuolatos jautė įtampą krūtinėje ir pečiuose lyg nešiotų sunkią kuprinę. Masažai, tempimo pratimai, sportas padėdavo tik trumpam. Kartą prie kineziterapeuto kabineto, belaukdama, jis savo uždavė labai svarbų klausimą: kada man pradėjo skaudėti pečius? Ir tada kaip nušvitimas jai atėjo atsakymas: tada, kada ji tapo ta, į kurią visi gali atsiremti. Jos kūnas padarė tyliai tai, ko ji negalėjo padaryti pati. Kūnas parodė ribas. Pečiai nebuvo per silpni, jie tiesiog negalėjo nešti kitų žmonių atsakomybės. Ir kai Rasa pradėjo sakyti ne, pečiai atsipalaidavo, įtampa dingo ir atsirado lengvumas. Kūnas nekalba prieš mus, jis kalba už mus, kai mes tylime per ilgai. Kūno blokai yra ne problema, tai yra žinutė apie tai, kokie mes esame santykyje su savimi ir su kitais.